nepriklausomos Lietuvos Seimo nario Jono Pajaujo istorija, 43. Taip, taigi, jums leidus papasakosiu. Taigi, eina gūdus 43 metai, mūsų tauta jau nukraujavusi, trėmimo okupacija. Nacistinės Vokietijos esam užimti, tyli gūdi laisvės alėjai. Ir irgi iš to paties rato Jonas Pajaujus, atsargos karininkas, tai yra Šalčiaus ratas, Mikuckio, Putvinskio, Nagevičiaus. Vėlų vakarą jisai grįžta namo. Grįžta iš klubų, jisai buvo žmogus nevengęs stipresnių gėrimų. Eina savo laisvės alėją ir staiga sutinka būrį jaunuolių. Dėl ko sakau, kas išaugo iš tų mūsų šaulių augintojų jaunimėlių. Sutinka būrį jaunuolių, kurie eina ir visą gerklę traukia vidurnaktį, kai komendanto valanda. Į mišką aukštaičiai, į mišką žemaičiai, į mišką visa Lietuva. Rajuškim pauliaukime, nes dabar tik laikas mums gyven. Pilkim taurai ir dainuokime, tik tai džiaugsmą mums dabar reiks semt. Kelkim ir daužkim taurę vyno, gerkim laimės taurę pilną. Ei, užkim padainuokime, juk nenorint reikės mums pasent. Griebėsi Pajaujus už galvos, kaip rūpestingas žmogus, atsargos karininkas šiaip ar taip. Jisai sako, taigi, jaunuoliai, ką daro? Tai naktis, taigi vokiečiai susems, šaudys. Žodžiu, ir vienu žodžiu, kai po poros valandų Pajaujus grįžo namo, įsivaizduokit tokią sceną, grįžta namo atsargos karininkas, nepriklausomas Lietuvos diplomatas, drabužiai purvini, nosis sumušta, žmona už galvos, tarnaitė už rankšluosčių, šalto vandens. Pajaujus, atstokit moterys, aš žinau, va dabar aš žinau, Lietuva nežus. Ko mes turim? Tokio jaunimo, Lietuva nežus. Aš dabar žinau. Visai moteris galvoja, sutrenkė atsargos karininko, atsiprašau. Kas šiam dabar darosi? Ir tik po gero pusvalandžio jisai paaiškino. Kai jis tai pasakė minėtiems jaunuoliams, tai pasta gerbamo Jono Pajaujo, kaip jis paskui aiškino žmonai, mane, atsargos karininką, šitie piemengaliai, taip vikriai ir klasiškai akimirksniu nokautavo, kad aš net nesusiorientavau. Jeigu jie taip sugebėjo atsargos karininką, aš ir sakau, kol tokio drąsaus ir narsaus jaunimo mūsų tauta turi, Lietuva nepražus. Šią savaitę švenčiame Lietuvos Respublikos atkūrimo 20-metį. 3 dalykai – Lietuvos Respublika, kung fu ir laidos pavadinimas Kung fu išmintis. Kasgi sieja iš pirmo žvilgsnio šiuos 3 tarpusavį nesusijusius dalykus? Atsakau. Mūsų laidos herojus Matas Šalčius. Kas iš tiesų sieja Lietuvą ir paslaptingus egzotiškus rytus? Toli